Jeigu man tai studentas buvo vienas, pradės nesakysiu, per modulį labai taip aktyviai reiškėsi visą kitą. Tiesiog gal net nachališkai, galim sakyti, taip žinot, aktyviai, bet žinių turėjo visą kitą. Paskui jis ateina į paskaitą, skaitau paskaitą, tai po paskaitos priejo, sako, dėstytojas, aš ten blogai elgiausi, atsiprašau. Toks jaučia, tai tikras toksai studento, kad jaučia atėjus, jis galėjo neteiti atsiprašyti, dėstytojas piktumo nėra, praėjo darbai, viskas. Studentas turi, kaip ir gydytojas, turi prisipažinti, kad kažką jis, jeigu blogai padarė, ar ten ką nors, turi turėti drąsos. Čia buvo drąsus studentas, žinios geros, drąsus, bet buvo, kai sako, nemandagus, bet jis tą suprato. Ne tiek sunkumas, kaip yra dabar su tuo nusirašinėjimu, su telefonais, jau reiškia, studentai, medikai ypač, būna nesąžiningų. Dar anksčiau buvęs rektorius Januškevičius sakydavo, kad jeigu studentas ką nors ar bendrabutį, ar ten ką nors padaro negerai, ir jeigu apvogė draugą, ar iš kažkur pavogė, tai jis gydytojų negali būti, apvogs ligonį. Tai vat tas nesąžiningumas medikui, dar kitos specialybės nežinau, bet medikui tas nesąžiningumas yra labai negerai. O kitiems gerai? Ne, visur nesąžiningai negerai, bet tokia specialybė yra. Visada pagalvoji, dabar nueini Erkų klinikose, studentai tave gydo. Tai mes tą studentą blogai praleisim, blogai išmoks ir ateis tada paskui gydys blogai. Jeigu jam trūksta, tai jis pasimokys, o jis būna tiesiog neišmokęs ateina ir nori gauti gerą pažymį, dar ginčinasi. Tai koks jis bus gydytojas? Dabar jau normaliai, o kada pradėjome, visokių įvykių buvo. Susimuždavo vieni su kitais studentais, ateidavo su kepurėmis, nuimi kepurę, jis vėl užsideda, reikia išvyti, visokių buvo. Dabar ne, dabar studentai jau jie supranta, atėjo į Europą, atėjo viską, kadangi tie studentai daugiau būna iš kitų šalių, tai jie tą tiesiog supranta. Nu ne, tokių, su lietuviais biškį geriau. Jie visada nori gauti didesnį pažymį. Rašai 9, sako, kodėl ne 10, 8, va. Tai parašai 10, tai jie dar nemato, kad 10 parašai, tai gal galim didesnį, sakom 11, tai nėra. Parašys pažymį. Kas mums patikdavo, daugumai studentų būdavo kaip psichiatrija einam. Ne? Psichiatrija ten įdomu, visą tokie įdomus dalykai. Nu, paskui vidaus ligų propedeutika, tai čia buvo profesorius Žugždavo, dabar Unikauskas, jo tokia pat tendencija tęsiasi, tai tikrai. Ten, ką gauni pamatą, tai lieka visam gyvenimui. Tikrai ne. Tokio neminties nebūdavo, mes sėdėdavom, mokydavomės, kol išmokdavome. Nu, mokslas pirmoje vietoje būdavo, bet socialinis gyvenimas, eidavom ir į šokius, būdavo suėjimai, taip kad tokiu pat principu ir dabar gyvenu. Ne, aš tik tai pasakoju vieną tokią anekdotą, vis pasakau, kada kiek laiko galima išmokti kinų kalbą. Tai profesorius klausė, 5 metai ir jau kalbėsi. Docento klausė, 3 metai, dėstytojų metus, o studento paklausė, per kiek laiko, kada egzaminas? Katė. Turiu kačių muziejų, tik negyvų, muliažinių, gražių, asmeninį kačių muziejų. Yra apie kokie 500 kačiukų,
Ir mano pirkta, ir dovanota, ir studentai net dovanodavo, kai žinodavo, kad tokia turiu hobį. O kiek namuose turit kačių? Šunį turiu. Turėjau anksčiau katę, bet negaudė pelių. Buvo, jos vardas buvo dovanėlė, dovanota. Ir reikėjo užmigdyti, jei negaudo kačių, netlieka funkciją, kam ją laikys. O šuo, tai šuo. Šunys irgi mėgsta. Noriu, jeigu palinkėti, tai reiktų palinkėti, kad mūsų studentai į pirmą kursą ateina ko motyvuoti. Ta motyvacija ir išliktų, nes, pavyzdžiui, kodėl studentas gauna neigiamą pažymį. Reiškia, nebeliko motyvacijos, jam neįdomu. Kad motyvacija išliktų visam gyvenimui. Kad studentas būtų motyvuotas ir liktų.